Sveiki, transliuoju, kad baigia transliuoti, tada eisiu miegot.
Taisyklės nesikeičia. LNK – žiūrimiausia kanalų grupė Lietuvoje. Ačiū, kad esame žiūrimiausi. Per dieną mus pasižiūri 1 milijonas ir 142 tūkstančiai žiūrovų. Nes žiūrimiausia norisi žiūrėti. Surinkę pajėgiausius rinktinės žaidėjus, tai mes pabandysim ir tarpusavį pasidaryti tų tokių kontrolinių mačų. Nes, ieškojom, nebėra.
Tai kažką dabar traukti papildomai, vėl sakau, mes nusimetinėjom tas rizikas, kad yra tikslas dabar kažkaip nuvažiuoti į Slovakiją. Europos čempionate grupės rungtynėse lietuviai susikaus su Rusijos, Slovakijos ir Norvegijos rinktinėmis. Nerijus Bliujus, Artūras Kavaliauskas, Vilnius. Taigi sporte kol kas tiek, daugiau atnaujintų naujienų vakaro žiniose, o dabar metas orų prognozijai. Iki. BetSafe. Lažybos. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Olibet. Kauno Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Netrukus vaizdas už lango daliai nubals. Vietoj šiltų ir lietingų orų sulauksime šaltuko ir porcijos sniego. Jau šiąnakt bus šaltesnių orų masės įsiveržimas. Padangė plauks tankus debesis, pabirs lietus, šlapdriba, kurie vėliau virs sniegu. Vėjas pamažu keis kryptį šiaurės vakarų, bus žvarbus ir šaltas, pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu. Pajūryje gūsiai įsismarkuos iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra didesnio minuso pusėn dar nepersivers, laikysis nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos. Kelius ir šaligatvius sukaustys plikledis, pustys. Ketvirtadienį išaušus įsivyraus sniegas, per visą dieną išliks slidu, siaus pūga. Vėjas laikysis šiaurės vakarų krypties ir nerims, svyruos nuo laipsnio šalčio iki 3 šilumos. Popiet atkeliavus šaltajam frontui temperatūra ims sparčiai kristi. Kitos kelios dienos bus žiemiškos, bet smarkesnių speigų nesulauksime. Penktadienį bus vėjuota, vakarinių krypčių vėjas pūs 7-12, pajūryje 15 metrų per sekundę greičiu. Lietuvą nuklos sniegas, naktį pasnigs negausiai, vietomis temperatūra kris iki daugiausiai 8 laipsnių šalčio. Pajūryje apie -2,0. Dieną numatoma nuo 3 laipsnių minuso iki 2 šilumos, toliau snigs, keliaujančiųjų lauks plikledis, kils pūga. Šeštadienis tęs ankstesnių dienų tendencijas, orai beveik nepasikeis. Ir toliau snigs, naktį sniego kąsniai bus kiek retesni, atšals iki -6, vakaruose svyruos apie 0, dieną numatoma nuo 4 laipsnių minuso iki laipsnio šilumos. Toliau snigs daugiausiai vakariniuose rajonuose, vėjas kiek aprims. Skandinavijoje rytoj apglėbs anticiklonas, tad debesys sparčiai nyks, saulė pasirodys. Stokholme temperatūra nukris iki -4, Kopenhagoje laikysis 2 laipsnių šiluma. Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Vengrijoje nestiks pilkesnių debesų, protarpiais pabirs šlapdriba ar palis. Berlyne ir Prahoje po 4, Varšuvoje 3, Budapešte šils iki 6. Beneliukse irgi vyraus apniukę ir drėgni orai, temperatūra švelni, Briuselyje bus +5. Prancūzijoje dangų aptemtys storas debesų sluoksnis, Paryžiuje sušils iki 6. Britų salyne orų scenarijus keis ciklonas, kuris atgins lietaus debesų, temperatūra kils Glazge, čia numatomi 5 laipsniai šilumos, Londone iki 7. Ispanijos padangė be menkiausio debesėlio, Madridas sulauks 9 laipsnių šilumos, Romoje iki 11, na o Graikijoje, Atėnuose iššils iki 16, čia pragiedrulių kiek daugiau. Olibet. Kauno Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.